Nu va, galandų šiandien. Kiek peilių restauravau, kiek, čia ne visi kiti iš anksčiau, kiek prigalandau, visą dieną dirbom. Tai žodžiu, ką? Išprotėjęs akcionas, ja, dėl išprotėjęs akciono čia viskas. Tai žodžiu, taip, ką mes darom. Mes darom taip, parodom, ką jūs laimėjote. O jau ką įsirinksit, čia jau jums spręsti bus. Didelis pasirinkimas. Darom. Pūš! Nakyriai peilis. Tai superinis peilis, matote? Koks gražus raštelis. Jis dabar vos įsimato, bet vėliau jis paliks juodai mėlynas tas pats ašmuo iki tos vietos, kai matosi rašto linijos. Tai hamon linija, kai matosi. Žodžiu, paliks mėlynas, juodai mėlynas, labai gražus. Žodžiu, ir čia yra tikrai super. Aogami super. Aogami super skiriasi nuo aogami paprasto. Aogami 1, 2 ir 3 ir nuo šito skiriasi aogami super. Jis yra dar patobulintas, dar geresnis plienas skaitosi. Ir taip, tai japonų, matote, su karsliuku įkalta, japonų meistrų kūrinys. Jau čia rimčiau padarytas, jau išplonintas, nušlifuotas. Aš šiandien vieną bunką peilį taip atrestauravau. Tai žodžiu, irgi nušlifuotas. Nu, superinis, turi šefo peilį. Vienas šefas Palangoje, tai džiaugiasi, tikrai 21 cm. Žodžiu, va, galite rinktis 4,50. Pardavimas mano kaina. Riešuto rankina labai graži. Fainas nakiri peilis. Toliau. O toliau mes ką turim? Wow, monstras. Tokio dar niekas neturėjo. Tokio nebuvo paleista niekur. 65 Hz, čia taip pat yra Aogami superis. Aogami super. Plienas lygiai tas pats, kas ten, tik čia jau kitoks stilius yra. Kai matote, kitaip padarytas. Jis toks galingesnis yra. Nuolydis nuo čia, kaltas viršus. Matosi šonai kalti, taip pat su kersliuku iškalta. Meistro inicialai. 3 sluoksnių. Aišku, taip pat išmėlynuos, juodai mėlynas paliks ašmuo. Gražus didelis peilis, tai yra peilis labai didelis, 24 cm ilgio keleštė, dešiniarankiui. Nu, kosminis, kai reikia didelius kepsnius pjaustyti, kokį arbūzą persipjauti, moliūgą ar kažką, galima tokį pasimti. Aišku, ten cukinė laužyti negalima, nes ašmuo tai yra plonas, plonytis ir labai gražiai suvestas. Šiaip standartinis galandimas, siūlyčiau profesionalų, nes tikrai aš jam galiu padaryti žymiai geresnį galandimą. Nei dabar dulkių prisitraukiau va šiandien. Tai taip. Na ką? Sveikinu laimėtojų. Dar kol kas nežinau, kas laimėjo, bet sveikinu. Žodžiu, ačiū, kad dalyvaujate, kad palaikote mane, kad dalyvaujate konkursuose ir sėkmės bičiuliai, sėkmės jums.